Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis sveikinas Jaunimo naujienos. Noriu padėkoti visiems, kas prenumeruoja kanalą, pasidalina vaizdo įrašais, juos pakomentuoja ir paspaudžia patinka, nes tai yra didžiausias paskatinimas kurti toliau. Taip pat noriu pasidžiaugti, kad paskutinis vaizdo įrašas apie Jozitos vadovo kovą su pakeltu akcizu sulaukė net 37 000 peržiūrų. Geriausia yra tai, kad visuomenėje yra padidėjęs žmonių aktyvumas. Jūs matote ir suprantate, kas vyksta valstybėje, nesate abejingi ir tai mus vis labiau vienyje. Na, o šiandien norėčiau pakalbėti apie labai svarbią temą, kuri liečia labai didelę dalį Lietuvos žmonių. Aplinkos ministerija patvirtino tvarką, pagal kurią aplinkos apsaugos departamento darbuotojai galės stabdyti automobilius ir tikrinti ne tik jų taršumą, bet ir vežamus daiktus. Už neleistinų daiktų vežimą gresia baudos, o viršijus leistinas taršos normas teks registruotis automobilio techniniai apžiūrai arba netgi techninė apžiūra bus panaikinta. Kadangi ši tvarka sulaukė daugybės kritikos, jau siūloma iš aplinkosaugininkų atimti teisę dėl taršos tikrinti lengvuosius automobilius. Tačiau čia vis tiek kyla daugybė klausimų. Patvirtintame techninės apžiūros tvarkos apraše yra numatyta, kad transporto priemonės techninė būklė turi atitikti nustatytus reikalavimus. Jeigu jie yra įvertinti teigiamai, išduodamas dokumentas, patvirtinantis, jog transporto priemonė atitinka techninius reikalavimus. Šis dokumentas galioja tam tikrą laikotarpį, priklauso nuo transporto priemonės. Tačiau tas laikotarpis yra tiksliai nurodytas, pavyzdžiui, 2 metai. Ir suėjus tam terminui reikia pakartotinai atlikti privalomąją techninę apžiūrą. Na, čia nieko nėra naujo, visiems vairuotojams tai yra žinoma. Tai jei yra nustatoma, kad savininko transporto priemonė yra techniškai tvarkinga, kuo vadovaujantis reikia dar kartą tikrinti transporto priemonę kažkur kelyje, nesuėjus nustatytam pavyzdžiui 2 metų terminui. Tai galbūt vėliau praplės tikrinimo apimtis ir kelyje sustabdžius pradės tikrinti mašinos stabdžius, vairavimo įrangą ir taip toliau. Žodžiu, žmogus pereina, pavyzdžiui, techninę apžiūrą, sugalvoja išvažiuoti į kitą miestą, jį sustabdo kokie nors aplinkosaugininkai kelyje, patikrina visą mašiną ir tada sako, ne, žiūrėk, tavo techninė apžiūra yra bloga, tu negali važiuoti, iš naujo pereik visą tą techninę apžiūrą. Čia normalu. Apskritai, kaip pačiam žmogui reikia nustatyti, kad jo mašina viršija taršos normas? Ar yra sudarytos tokios sąlygos? Kuo remiantis nustatytas taršos rodiklio norma? Kodėl iki šių metų transporto priemonių taršos normos buvo geros ir staiga, reikia tikrinti, ar jos nėra blogos? Ar čia gal apskritai nereikia ieškoti logikos, nes Pasaulio ekonomikos forumo pirmininkas Klausas Švabas visiems pasakė: "You will own nothing and you will be happy." Nieko neturėsi ir būsi laimingas. Bus sukeltos įsivaizduojamos nepakeliamos taršos normos, kurių nebus įmanoma įgyvendinti, todėl negalėsime turėti transporto priemonių ir dar turėsime dėl to šypsotis. Žodžiu, klausimų yra daugybė, tik vargu ar yra atsakymai. O ką jūs, brangus bičiuliai, manote apie tokią priimtą naują tvarką? Savo nuomonę galite palikti komentaruose. Iki.